daug kur yra rašoma arba treneriai ten per video pasakojo, jog svoris krenta nuo kūno tolygiai. Ne, ir, žodžiu, nesenai turėjau 10 treniruočių su profesionaliu sporto treneriu ir, žodžiu, mane prieš pat treniruotės pasvėrė su tokiam svarstyklėm, kurios pagal mano biometrinius duomenis išanalizavo, kiek pas mane yra riebalų, raumenų, kaulinė, kokia pas mane masė kūne ir taip toliau. Ir paskui po 10 treniruočių vėlgi mane pasvėrė ir, žodžiu, pagal tuos duomenis tiksliau tuos duomenis įdėjau į AI, į ChatGPT ir gavau tokį atsakymą, jog iš 3,3 numestų kilogramų riebalų 2 kilogramai buvo numesta būtent nuo pilvo srities. Jūs įsivaizduojat? Ta prasme, 2 kilogramai per 10 treniruočių čia yra būtent nuo pilvo srities. Tai čia yra labai daug ir be to yra netolygiai, ne, vis dėlto krenta tas svoris. Tai įsitikinau pati ir treniruotės buvo 7 kas antrą dieną, o paskui likusios 3 treniruotės vyko kasdieną. Tai čia praktiškai neužėmė net 2 savaičių. Gal tiksliau 2 savaitės. 2 savaitės su šiek tiek gavosi įdėto darbo. Ir be abejo, treneris ne tik, kad yra turintis 30 metų patirtį, kad, ta prasme, daugkartinis Europos čempionas, ruošęs yra ne vieną čempioną, ruošęs tiksliau varžyboms. Ir kad yra kineziterapeutas ir, žodžiu, dar daug dalykų pliusų turi žmogus, tai, žodžiu, jis yra profesionalas, savo srities profesionalas. Ir didžiausios rekomendacijos iš manęs būtų jums tiksliau, kad pas jį apsilankytumėt, jeigu turit ne tik su antsvorių problemų, nes aš kreipiausi visai ne dėl antsvorio, aš kreipiausi dėl to, kad turėjau stuburo problemą, net tiesiog neišsitiesino varį, nors aš ir, ta prasme, ir pati prieš tai sportavus esu. Ir žodžiu, žiūrėdavau YouTube'e visokius pratimus, ne, kad kaip žodžiu, ištiesinti tą savo kuprą. Nebuvo ten pas mane kažkokių didelių problemų, bet, tiesiog neišsitiesti. Ir po keletos treniruočių galvoju, reikia pasitikrinti. Tikriausiai būtų jau negi po pirmos treniruotės pamačius rezultatą, bet kažkaip tai po 3 treniruočių sugalvojau, kad reikia pamėginti į sieną atsiremti, žodžiu, ir pasižiūrėti, ar aš išsitiesiu. Tai, žodžiu, po tų 3 treniruočių pasižiūrėjau, kaip mano stuburas ar tiesas, tai, žodžiu, buvo ir tiesas stuburas ir, sakau, dar pasakė keletą mitybos taisyklių, kad tiesiog netkristi į persivalgymą. Tai, jo, žodžiu, gavau tikrai daugiau negu aš tikėjausi ir čia buvo viena geriausių mano gyvenimo investicijų. Tai, jo. Nu, bet įsivaizduokit, kaip jūs pats arba pati susitvarkysit su savo kūnu, ne, jeigu žmogus, pavyzdžiui, toks, taigi jisai mato iš karto, kur probleminės vietos yra kūne, kokius reikia pratimus skirti, atlikti, ne, ką reikia pasakyti, kiek kartų pakartoti, kada eitų iki čia. Ir aš ten, aišku, toliau dar nepasakosiu, ant kiek žmogus yra profesionalas, tai nes tą, kaip čia pasakyti, tą mokymo modelį, tai tikrai ne vienam reikėtų pakopijuoti, nes yra žmonėm, kur stiebtis, tai vat. Šito žmogaus pakopijavus mokymo modelis, tai tikrai taptų daugelis žmonių kur kas tobulesni. Tai ir tikrai nesitikėjau atrasti Klaipėdoje tokį žmogų, profesionalą, tai šito trenerio vardas ir pavardė yra Arvydas Mišeikis, tai kreipkite ir man už šitą video niekas nemokėjo, tai ir be to savo paskyrose aš labai retai kada kažką reklamuoju. Ne, kažkam pasakau geresnį žodį, taip sakant. Gerai, tai šiandieną būtų tiek. Iki.